Jeigu žiūrėsime pagal amžių, universitetas yra gana jaunas. Tik prieš 3 metų atšventęs savo 50-metį. Šiuo metu drąsiai galima teigti, kad tai yra viena iš didžiausių techniškųjų universitetinių mokyklų Lietuvoje, o tarp pasaulio aukštųjų mokyklų VGTU užima 312 vietą. Universiteto bendruomenės moto "Siek išminties". Kviečiame ir jūs tapti mūsų bendruomenės nariais, o tai įmanoma, jeigu pasirinksite studijas VGTU. Iš 10 esančių fakultetų galite pasirinkti patį šauniausią, linksmiausią, perspektyviausią, kūrybiškiausią, patį pačiausią verslo vadybos fakultetą. Atsidūrę verslo vadybos fakultete galėsite keliauti verslo vadybos, įstaigų vadybos arba kūrybinių industrijų keliu. Pirmasis kelias – verslo vadyba. Keliaudami šią kryptimį galėsit į savo lagaminą prikrauti ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, rinkodaros žinių, būtinų organizuojant konkretų verslą. Einant antruoju įstaigų vadybos keliu, įgysite inžinerinių, technologinių ir bendrųjų mokslo žinių, būtinų administruojant įstaigas ir jų padalinius. Keliaujant trečiuoju keliu, kūrybinių industrijų, įgysite žinių apie modernias ryšių sistemas, multimedijų ir telekomunikacijų technologijas, reikalingas plėtoti kultūros bei kūrybinio turinio gamybos verslą. Studijų kelyje nebus lengva, bet turėsite galimybę pasinaudoti 3 pagrindinėmis pagalbomis – skambutis draugui, internetas ir biblioteka. Ten rasi ne tik vertingų knygų, bet ir visą parą veikiančią skaityklą. VGTU studentai turi galimybių šauniai save realizuoti, įgauti įdomios patirties bei įgūdžių, kurie gal ir nesusiję su VGTU studijų programomis, tačiau yra tikrai smagus ir verti dėmesio. Ir žinai, kodėlgi čia studijuoti linksmiausia ir smagiausia? Nes tik čia veikliausia studentų atstovybė, tik čia daininingiausias choras Gabija bei šauniausias šokio kolektyvas Vingis. Tik čia talentingiausi artistai. Tik čia renkasi stipriausi sportininkai. Tik čia jam žinamos nuostabiausios akimirkos. Tik nuo čia prasideda visi keliai. Na, o jei norėsis kažko naujo, tu turi puikią galimybę studijuoti užsienyje pagal Erasmus programą. Praleisti nuo 3 iki 12 mėnesių vienoje iš šalių margaspalvėje Europoje, nuo Portugalijos iki Suomijos, nuo Turkijos iki Norvegijos. Tad pirmin, na, o jei neturi galimybės išvykti į kitą šalį, nenusimink. Kitataučių draugų rasi ir čia. Nesvarbu, kurį iš 3 kelių pasirinksite, įgysite vadybos ir verslo administravimo bakalaurą, kuris jums bus kaip raktas, leidžiantis atrakinti duris į tikrąjį gyvenimą. Taigi nedvejok ir ateik pas mus, mes tavęs laukiame.